Gavau siuntinį, čia vėl iš Temu. Paklausim, net nežinau, kas čia yra, bet šį kartą, kas netiks, jau tada grąžins, mokysiuos, ką prie grąžinti. Maišas čia kaip jau ir padėvėts, va ir buvo suplėšyts. Kažkaip kitą tikėti ir Norvegijos buvo siūsti. Nu gal gerai, kad reikia taupyti galima. Oi, užklijuot, sulipinį jaustą. Sumaigyta. Ai, čia ir vyro dviračio posūkė. Čia ir dviračio viskas. Dabar ko aš nam užsakau, viskas į dviračio. Nu, jungi net posūkis. Čia bus vyro reikaliuką. Čia turbūt bus prijuosti. Vau, pažiūrėkit, kaip prijuosti. Kas per grožis. Vien vyro užsakiau, o čia bus man prijuosti. Žiūrim, ką dar turim, bakui gražin greit. Čia yra maikutė, marškinėlė ir ko gerai sudėts. 50 ir medvilnė, 50 poliesteris, bet va, atrodo kneblok tikra maikutė. Čia vyra užsakiau, va, kaip maikė. Man tai graži. Net ir aš tokius noriu. Ir labai gražiai netgi padaryta. Nuorodų aš nemokėsiu, nedėsiu, aš neužsijam jokį reklam ir nedėsiu. Jeigu matot kažkokį panašį, tada galite ir užsisakyti. Bet nuorodų aš nedidinėsiu, aš nedirbu. Neįsidarbinau dar Temu. Ir neturiu laiko paprasčiausiai. Žiūrim, ką čia dar turim. Turim turbūt pagalvių užvalkals, nes aš tokį pakluodį. Reikia netraškėtam iš jų. Čia kaip aš pakluodė, to užsisakiau saugum. Ir čia bus du tokiai, nu neblogai atrodo, gerai pasiūti. Čia taip užsilenk. Gal ne to pat spalvų išsirinkau, bet kažkaip panašiai. Gal net čia dar net geresnį kokybę iš tikrųjų. Įdomi, koks tas kainas, aš nebeprisimenu. Čia gal skirus, ne? Bet kodėl dar vienas? Ir aš ne 4 užsisakiau. Man labai įdomi, kodėl nesidvėjantis užsakymus. Ar neapsirink? Tiesiog aš nebežinau. Ar apsišauna ir įdė dvigubą, ar aš paspaudu ir nusipirk dvigubą. Nu, bet čia jau negrąžinsiu, čia gerai plus iš tikrųjų. Atemelės, mama važiuoja į darbą. Duosit bučkius? Ne, Berlin, laukia. Duosit bučkį? Duosit bučkį? Ko čia jau kvieti draugus? Ką?
Iška, ne, iška. Koš? Iška. Iška, draugi. A iška, draugu. Iškau. Iškau. Kučia iška. O. Ana, Sofija. Reik pakviesti. Aš tau ką parodys. Palauk, pažiūrėkim į profilį. Jo, žiūrėk. O, vaizėk, rinkit Ilmai. Tai jo, pakontaktausa. Jo, žmonės važiuoja. Pafiltrausa. Aš tau ką pafiltrausti jo. O, Ana, Sofija, Marija. Jo, daug bučkė reikia. Toks tu esi pavargęs. Jau laiks sėt miegoti, oriukams laiks. Ir toks nuvargęs. Ingrida važiuoja į darbą. Dabar lauk 2 naktinis. Tik 2 naktinis. Viskas bus gera. Vakar įdėjau, ar vakarą užvakar video apie, kad sukėlė kainas, kad iškau pigiau, iškau nori taupiau. Tai matyt pateikiau ant kažkokių vatnikų, ant kažkokių algoritmų dirbtinį intelektą, kad parašė man tokių komentarų, kad tokių žaidžiančių. Bet aš suprantu, kaip ten kažkokie robotą raš, man atrodo, nes aš ant tų vatnikų pateikiau ant skaudžios temas, ar kada nei gal nei kažką komentuoti ir tom naudotis. Gerą važiuojam. Va, kokį šiandien dienelį. Oriukas laukia, kol aš išmiegosiu iš panaktinis. Ir išlėkiam. Išlėkiam į mišką. Oras toks lietingas. Ir dar pranešta ir kad ir rytlis. Ir visą savaitę bus va toks lietus. Ir aš kartais jaučiu ant savo kūną, jau ne pirm kart, kada ir toks lietingas oras, kada pradėt skaudėti visi sąnariai. Ne sąnariai, gal raumens daugiau. Sausgyslis. Jautas tiek, kur pasportavau truputėlį. Nori. Tai eis dabar išgert kažkokį gal paracetamol neužteks. Gal reikia išgerti stipresnį kažko. Ai ne, oriukai. Šiaip nėra labai šalta. Toks gaivas orėlis. 14 laipsnių šilumos, o gal 12. Kaip tai vis laik Norvegija. Lėkiam namo, oriu. Pavalgysim. Tėvas grįž. Tėvo turėtum būti jau išeigilinu to dažym, bet kažkodėl negrįžtams. Koja šlapias. Sušlapa mama kojas. Reik nusipirkti olinius batus.
šį naktį, šiąnakt darbę žiūrėjau iš YouTube apie dirbtinį intelektą. Pasirodo, mes daug ko nežinom iš tikrųjų. Kad visur prikimšta jau, ypač turbūt YouTube, dirbtinį intelektą. Oi, nu kur tu čia? Ei, come on. Čia zuikė turbūt gyvenkote. Ir tie komentatorė, kur ten labai įdomus, toks keistas komentaras rašė. Ten ir kažkokie trolė, man atrodo. Jau neatrodo, iš tikrųjų. Labai įdomi. Tai atrodo, kad feikins anketas. Ir tie komentarai ir kažkokie tikra feikinė, ne? Kartais atrodo, koks žmogus gal parašyti. Tai galbūt, kad ten ir kažkokių trolių fermų. Specialiai tokie, kad pagauna algoritmą, kad žėst, kad užkabint. Nu, įdomi. Pasirodė labai daug ir to dirbtinio intelektus, bet mes dar nesuprantam. Ne, Auriku, verta pasidomėti.